pačių susitikimų metu, kai ateini pirmą kartą į tą kompaniją, pamatai pirmą kartą tuos mažus vaikučius, kuriems turėsi kažką pasakyti, tiesiog labai nebijoti iš karto, ateini sveikinėsi su visais, čia labas, koks tavo vardas, iš karto pažindintis, iš karto paklausti, galbūt iš kurios tu klasės esi, ne taip, kad ateini, atsisėdi ir vačiūri, čia vaikai susirinko, jie iš karto mato, kad tu ateini, tu kaip koks pašalinis, o tu iš karto turi įsilieti, stengtis į tą minę, ateini, pasisveikini, pradedi bendrauti su visais. Na, kad veikla vyktų tinkamai ir būtų sėkminga, tai tikrai kiekvienas turi toje veikloje žinoti savo vietą, ką ir kada darys. Ir bet kuriuo atveju po vieno neįtin sėkmingo susitikimo mes supratome, kad reikia turėti visą laiką atsarginį variantą. Gali pradinukams būti per sunku arba jiems nepatikti, tai turėti kitą alternatyvą, pasiūlyti kitą žaidimą. Labai svarbu yra užsiėmimų metu kaitalioti veiklas. Pavyzdžiui, jeigu iš pradžių buvo kokia nejudri veikla, tai netrukus pakeisti ją kokią judresnę. Pavyzdžiui, jeigu dainavom kokią dainą, tai būtinai po to jiems reikia pažaisti kokių gaudynių. Mums psichologija labai padėjo parengti apklausą, grynai klausimų, kur apklausėm vaikus, kaip jie jaučiasi, kaip jie po viso to, ar linksmai jaučiasi, ar po viso to jiems buvo patiko visą tai. Labiausiai įsiminė, kaip vienas pradinukas visai čia neseniai paklausė, o tai ką mums dabar reikės susitikti kas mėnesį, tai taip mes visi nustebom, galvom, gal jam nepatinka ar kaip, bet pasirodo jis norėjo susitikti, kad nors vieną kartą per savaitę, dažniau kaip nors.